Labas rytas, pirmadienis, pradedam dieną, pradedam darbinę savaitę. Kur tu nori varyti šitą savaitę? Ištisą kažkur nori gastroliuoti. Palauk. Va, kas daros. Sėdėk gražiai, gražiai sėdėk. Gastroliuoti ir gastroliuoti. Kokį mama toks iššau. Palauk. Kokie šeimininką toks įvaris. Palauk. Nereik paskui jums. Piktas gastroliuoti. Palauk. Lėkiam gastroliuoti, Ori. Pradedam savaitę. Nu, keliaujam, Ori. Dabar lauk 4 naktinis pamainas iki pat 5 rytą. Vėliau bus laisvas savaitgalis ir bus 2 savaitės atostogų. Vieną savaitę skrisim į Lietuvą, o dar kitas dienas turėsim susirast, ko veikti. Manau, nebus sudėtinga. Surasim, ko veikti. Turėtum būti geri orą. Jau šiandien biški šilčiau, bet ir dar labai prilėjus. Vyrs išvažiuojam jau į darbą, išvažiuojam dažyti. O mes su Oriuku varom tvarkyti namų. Turiu planų padaryti žemaitišką patiekalą cibulinį. Bet reikia užsukti parduotuvę. Ei, drauguži, manim pavas krūmus nori ištampyti. Ei, kam? Per daug jau, man atrodo. Einam. Ar einam per mišką? Na, einam per čia. Jo visai. Jėgos turi ką pjautis. Jis ir daug stipresnis už mane. Šiandien buvo Facebook'e dėti mus tos apylinkės grupė, kad atiduot vieną australišką veganį šuniuką kalytę. 3 mėnesių, nes mirė šeimininkė. Taip jau norėtams, bet mes tuo pat neįvaldom šunis, tai mes susitvarkom. Gal ir žemuogių, ar ne, čia dar nėra. Sunkiai su tuo pat šunį susitvarkyti. Čia tas pats kapont ir vakar planuoti. Su vienu nesusitvarkom. A ne, Ori. Ein mamai parduotuvę. Nusipirksi actą. Gal bulvių dar, gal vaisių. Nu, palauk, Oriuku. Palauk, mam tai jau parės. Pasilakstam su Oriuku. Užsukom į parduotuvę. Bet niek čia mūsų kaim parduotuvė negal pirkti, nes čia ir, neįsivaizduojat, koks kainas. Nusipirkau čia chloriną iš šiukšlėdį išspilti. Į kriauklį reikia pilti vonio ir skalbim kambarį. Kažkur nusipirkau, bet niek tokį, kai... Čia ir svogūnų laiško tokie. Ne svogūnų. Ką panevadins kitaip. Ar česnoko. Darysim to cibulinį. Bananų nusipirkau. Susitrinsim. Ir kas mums vėl šokiravo, labiausiai tai bulių kainas. Dar kelis bulius nupirkau. Nes čia šiandien darysim cibulinį. Gerai, ką mažą tai valgom. Gal vieną kartą per savaitę tai valgom tų bulių.
Čia tos buvo mažytis toks, aš galvojau, kad čia jau ir norvegiškas toks brongis, bet čia ir itališkas bolius, kem 5 kronus kilograms, o kits buvo 57. Man žodžiu, 4-5 eurą kilograms bolių, dabar kainuoja Norvegijų. Nežinau, kiek Lietuvo kainuoja kilograms bolių, Maksimo parašykite. Galbūt ir Lietuvoje brongiai. O čia man viena atrod brongiai. Aš savo dar nusipirkau uogyčių, actą, cibulinę. Ir uogyčių. Na, einam dabar truputėlį pasisukinėsim į Ingridos virtuvėlį. Ir tada gal sumontuosiu kokį vlogėlį dar iš vakar. Matysim. Darom žemaitišką patiekalą. Verdu bulvytes. Įdėjau didelį katilą. Čia jau bus mums 2 dienom tikras pavirtas. Ir kepu silkės. Čia ir silkės, silės sūdis. Taip pat reikia sukepinti apšnekalus. O iš tikrųjų, čia mielis amžinasis, aš atsimenu, ką darydavau. Suvyniodavau į laikraštį. Silkės, man atrodo, kad į galvą suvyniodavau į laikraštį kelis sluoksnius ir įmesdavau į pečių. Bet aš nebeatsimenu, ar ten buvo tik vienas unglis, ar ten degtas pečius. Visi būdavo, man atrodo. Daugiausiai, kad unglis. Į tos unglės tą galvą sudegdavau ir vėliau sutrindavau tų galų silkės. Nu, čia dar buvo biednesnis variantas. Ir tada darydavau cibulinį. Bet ta buvo pats skaniausia, aišku, cibulinį. Nes buvo toks laužas, toks rūkytas, toks degys skonis. O čia dabar vėliau man dar tiek, kad kepintų silkį. Nes nebebūtų tų pečių, tų krosnių. Tai darysim dabar naują bišką. Parašykite, ar jūs, aišku, ten Aukštaitijoje ir Suvalkijoje kitos Lietuvos dalis nebūtų kaip cibulinė. Čia tik žemaičių, aš manau, jų patiekalas. Kol Ingrida sukinėjęs virtuvėlė, drauga čia gola buvo draugučiai. Su mama kartu, ne? Seko, aš dirbu padėjėja. Susodinsim svogūniukų, kad būtum svogūnų laiškų. Čia turi tokį uzboną. Ir vėliau reiks pomidorų sutvarkyti. Va. Čia supjausčiau svogūną, išpilsiu actą, pipirdėsiu. Nu, vėliau pagal skonį visko gal nereguliuoti. Ir pakepinam silkę, kapriet kart, kaip šmakalo, sūrų silkį kepinam. Taip, pjaustysim svogūniukų. To reikės pasodinti, ko gero. Čia ir patys skaniausi sriubytė. Jo senės valgius. Kažkokiam balių, Žemaitijo balius rytmetė, kada ir 2 dienų balė, būna irgi toks sriubytė. Ir arba šaltibarščiai, arba kopūstinė, kastinys. Bet kur aš čia valgiau paskutinį kartus balius, vis tiek nepadarė. Kažkodėl tu šeimininkas nepadarė taip skanę, kad pats galėtum pasidaryti. Nu, reikia pagal skonį nureguliuoti ir pipirų. Gal dar reikia drusks įdėti, actą. Čia jau pagal skonį ir laukiam, kol išvirs bulvytis. Tau nešu lauk pasodins, kur nors gal dar išleis.
Gal auks. Kokiai pas mus ir Norvegijoje šliuža. Bet mes turim tų tokių feromolių. Ne milteliai, čia kaip granulis, tai aš visur apibarstysiu. Nes va sugrauž man tetūnį, sugrauž vis. Kai kurios gėlius visai sugrauž. Pomidorą gal nepatinka jiems, kad nesugraužda. Pomidorkas kaps turbūt. Ne, biškai ir apgraužia pomidors. Jau reikia visur išbarstyti tų granulių. Dabar reikia subadžiautus pagaliukus. Reikia apgenėti pomidors, nes labai va, kiek čia ir tų, kiek čia tų šakėlį ir dar apgenėjai pomidors ir jau bus baigti darbą. Namų darbą šiandieną. Aš užsiplanuoju kažkiek planuoju darbus. Ypač prieš naktinį pamainą. Čia ir vynuoginė pomidoriukai. Bet aš bišpėjau, kada neišėtum į lapus. Šitą drėktus lapus skanaus, draugučiai. Čia jau turbūt tik žemaičiai manim supras. Su tuo kitu sriuba. Aukštaičiai pasidarykite ir jūs, jeigu dar neragavot. Bulvytės. Skaniai. Atsigaun širdis, kaip kas sak žemaitė. Skanaus, draugučiai. Pažiūrėti, kas čia. Ir visokių reklamų. Reklamų pilna. Metam lauku užkart kits reklams į konteinerį. Kai kurias pažiūrėsim. Tas parduotuvės Kalantos. Tas pasiliks. Čia nebėra. Rėksta ir tas. Čia kas. Matus galim peržiūrėti. Siuntinių nėra. Rožytis jau pradeda čia tas joklins pražydėti. Čia met nėra tiek, ką pernaka buvo. Labai sušalo viskas. Tai kur pasodinau lamantanzą. Reik dar patrėžti. Labai grįž spalva. Čia turiu braškį pasisodinus. Reikėtų granulę atnešti, nes man jau va valga. Jau suvalg braškį. O gal čia paukštė? Čia gal paauginti kur nors, bet labai sunkiai ir išlaikyti. Ne, čia paukštė išlės. Norvegijoje. Labai sunkiai ir išlaikyti viską. Vis nuvalgys, nebus. Ką pašiais pasisodinus. Nieko čia nei ravėjau, nei prižiūrėjau, nei triešiau, kol kas čia metą. Čia būdavo daugiau čia. Va čia dar ir žalių braškių. Čia reikėtų atnešti granulių išmesti. Čia labai gerūšis. Kas valgo man braškis. Ir šliužą valgo, ir šarka buvo atskridus. Tai va dabar pabarščiau ir tų granulių nuo šliužų. Ir apdengiau su tų
agroplevelį. Pabandysim išsaugoti kažkiek braškių. Čia kažkokis vapsvas jau nors susisukti. Lizdą skraido. Reik bandyti purkšti. Nors sukundžiat man noriuk. Ne, oriukai. Nor tau įkūsti. Nori įkūsti. O kur tai čia saulė guli? Kur čia guli saulė? Įdeginės neišbertas ausis, ne? Deginės saulė. Žiūrim reklamas. Kas čia geresnė? Čia į Holdbarstą. Ta parduotuvė, kur baigs galiojim laiką arba pažeis pakuotis, atseit pigiau. Va, arbat pigiau. Kartais būna nelabai pigiai iš tikrai. Kažkas būna gal kažkaip. Jos nelabai bus, nes dažniausiai būdavo kažkas nelabai pigiai. Saldumynų daug, saldumynų mums nelabai reiks. Nu, nelabai iš tikrųjų čia pagal reklamą kai buvo. Tos reklamos kartais ir netikras. Grįžtrys saldumyną. Bandana filmuoti vaivorykštį, gal aš mėgojau palei. Matos, ne? Aha, koks lanks. Nu, jau gal ateis vasar dabar jau. Užtenktų litas. Naktis šaltas. Gerklis jau nors skaudėti. Norim vasaros, norim vasaros. Vasara tik. O kur tu čia gali? Kaidi čia? Juk nebuvo perkūnų. A buvo perkūns? Nebuvo, juk ne. Šarkai per tauplėvėlį šarką nori praleisti man braškis. Koks senos ir gudris vagilis nuskredo. Šiandien toks man išėjo filmoks, draugučiai. Ačiū, kad esat, kad žiūrit, kad komentuojat, gražiai duodat, gražių patarimų, gražių žodžių. Ikiuks. Jeigu patinka, spauskit patinka, komentuokit, nepamirškit prenumeruoti. Man duoda tokį stimulą kurti daugiau, motivacijai. Iki.